Tai bus trumpa meditacija apsaugai. Įsitaisykite patogiai. Ir įkvėpkite giliai. Tegul įkvėpimas užpildo kiekvieną ląstelę, kiekvieną atomą. Vaizduotės visą ertmę, visą erdvę. Tegul kvėpavimas vyksta natūraliai ir lengvai, kad pasinerti į vaizduotės pasaulį. Tegul mano balsas praveda per ramybės erdves. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Lėtai atsimerkite. Sutelkite dėmesį į kūną, tarsi žvilgsniu, bet žvilgsnis tegul būna nukreiptas tiesiai. Jauskite kūną, kiekvieną dalelę kūno. Kaip su kiekvienu įkvėpimu jį prisipildo deguonies ir visas nepaaiškinamas jausmas užplūsta kiekvieną dalelę kūno. Deguonies atomai skverbiasi į ląsteles. Deguonies atomai skverbiasi į kraujo kūnelius, kurios dabar stumdo po kūną širdis, kuri ramiai plaka. Dar visi esame atsimerkę ir sutelkę savo dėmesį žvilgsniu į kūną. Akys nukreiptos tiesiai, o žvilgsnis į kūną. Jaučiame, kaip širdis plaka krūtinėje. Kaip kraujas teka venomis, gyslomis ir kapiliarais. Kaip tas pats kraujas teka į smegenis su deguonimi. Visas kvėpavimas vyksta tolygiai ir ramiai. Kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu kūnas vis labiau ir labiau atsipalaiduoja. Įkvepiam ir iškvepiam įtampą. Pajaučiam, kur kūne yra įtampa. Vis dar esam atsimerkę. Lengvai mirksime. Dėmesys parodo, kur kūne yra įtampa. Ar tai sprande, ar tai blauzdose, ar nugaros apačiai, ar krūtinėje, ar rankose, plaštakose, pirštuose. Visa įtampa išeina. Įkvepiam giliai ir lėtai iškvepiam lėtai. Visa įtampa išeina. Jaučiam kūną, vis dar esam atsimerkę. Ir lėtai užsimerkiame.
Dabar įsivaizduojame savo plakančią širdį krūtinėje, kuri yra sujungta su smegenim. Smegenys siunčia jai impulsus ir jinai plaka, susitraukia, išsiplečia. Pajuskit ramybę širdį, visišką ramybę. Tie impulsai iš smegenų tegul atsiunčia širdžiai ramybės. Ji plaka su džiaugsmu ir su džiaugsmu varinėja kraują po kūną. Taip pat smegenys, širdis ir visi vidaus organai yra susijungę į vieną nedalomą organizmą, kuris pilnas džiugesio. To džiugesio jausmo. Kiekvienas organas pilnas to džiugesio, kuris skamba vaiko juoke. Kiekvieno organo ląstelė pilna to džiugesio. Dabar nuo visų organų sklinda džiugesys, pasklinda po kūną bangom, didesnėm ir mažesnėm ir mažesnėm ir mažesnėm ir labai mažom. Džiugesys sklinda į visas pusės nuo kiekvieno organo, įvairiausiam bangom, kurias galime matyti kaip spalvas, kurias galime girdėti kaip džiugesį, kaip simfonija gražiausia, kuri vieningai veikia, kad šią akimirką galėtumėt justi giliai ir su visišku džiugesiu. Džiugesys dabar skverbiasi iš vidaus į odos paviršių. Išstumdamas visą įtampą, visą tai, kas negera. Džiugesys išstumia lauk visą tai. Visas odos paviršius, viso kūno visas odos paviršius yra dabar juntamas. Džiugesys yra 2 centimetrai virš viso odos paviršiaus ploto. Ir su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu pasistumia po centimetrą. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Įkvėpiam. Pajaučiam odą savo. Iškvėpiam. Džiugesys jau pasislinko 5 centimetrus nuo viso kūno. Dabar organai pradeda skleisti meilę viens kitam. Širdis džiūgauja, nes tai jos darbas — mylėti. Nuolat mylėti, be perstojo mylėti, nesustoti,
smegenys džiūgauja. Nes jos gali patirti meilę, nes jos gali justi meilę, jos gali interpretuoti meilę, jos gali suvokti meilę ir jos gali skleisti meilę. Nors smegenys ir širdis susijungia, meilėje prie jų prisijungia visi organai vidaus, plaučiai, kepenys, inkstai, skrandis, virškinimo traktas. Džiugesys toliau sklinda, jau nusklido jisai jau. Per metrą daugiau nuo kūno, nuo viso odos ploto. Ir dabar pradeda sklisti meilė nuo kiekvieno organo. Begalinė meilė, besąlyginė meilė pačiam savo, kiekvienai ląsteliai, kiekvienam aplink esančiam organui, širdžiai, smegenim, stuburui, stuburo skysčiui. Įkvepiam giliai ir paleidžiam meilę. Jis seka paskui džiugesį. Kuris senai nustūmęs visą įtampą, kūnas visiškai atsipalaidavęs. Arba kiekviena ląstelė, kiekvienas organas skendi meilėje, begaliniai meiliai, vidiniai meiliai. Pasklinda po visą kūną, iš širdies, iš smegenų, iš akių, iš gerklės, iš plaučių, iš vidinio organo. Širdis pradeda stumti meilę per visas venas. Smulkiausius kapiliarus priteka meilės, gydančios meilės. Smegenų centras susijungia su erdvėje esančia meilė. Kuri per smegenis pradeda plūsti į kūną per viršugalį. Erdvėje visa išspinduliuota žmonių meilė. Visas džiugesys, visų žmonių gražios akimirkos, visi geri palinkėjimai dabar teka į vidų
Džiugesys jau toli nukeliavo nuo mūsų odos paviršiaus į visas pusės, sukūrė sferą aplink mūsų, džiugesio sferą, kurioje taip ramu ir gera, kaip mamos pilve, kur girdim širdies tuksėjimą. Girdim kvėpavimą. Girdim gražiausius palinkėjimus, kurie ateitų iš mamos širdies mylinčios. Toliau teka meilė per viršugalvį. Gerklę, į širdą, į visus organus, į kojas, rankas ir skverbiasi gilyn į kiekvieną ląstelę, kraujo ląstelę, odos ląstelę, raumenų ląstelės, kaulų ląsteles. Skverbiasi meilė. Ir palieka tokią taiką, visišką taiką, ramybę. Ir besąlyginę meilę savo. Besąlyginę meilę pasauliui. Bet kokį pasipriešinimą paleidžiam. Meilė nėra pasipriešinimo, meilė tik atsipalaidavimas ir ramybė, ramumas, susitaikymas, taika, nes taika ir plaukia iš meilės. Dabar iš širdies pradeda plūsti taika, visiška taika, ta prasme, susitaikymas, atleidimas. Atleidimas pačiam savo. Atleidimas, kurio labai reikia pačiam savo. Už visas tas akimirkas. Kai buvo pamiršta meilė. Pačiam savo. Ir pasauliui. Iš širdies plūsta atleidimas ir išstumia visą skausmą lauk. Išstumia visą skausmą lauk. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Visas skausmas kurią turi kiekvienas žmogus, kiekvienas gyvas padaras, visas skausmas, visas jūsų skausmas. Tegul užsidega dabar šviesoje. Ir transformuojasi, išeina lauk, visas klaidos, visos akimirkos, kai skaudėjo, kai norėjosi paguodos, gero žodžio, kai
trūko apkabinimo. Visi organai dabar jaučia meilę, viens kitam didžiulę begalinę meilę. Smegenys priima kitų žmonių meilę, kuri buvo išspinduliuota. Jos dabar nieko kito ir negali priimti, nes puikiai viskas dera. Ir tai išspinduliuota meilė, kurią galime justi, kurią galime įsivaizduoti, kaip antklodė gražiai gula ant to skausmo. Tegul būna tas skausmas. Leiskite jam pabūt visom akimirkom, kai skaudėjo. Visom akimirkom, kuriam labai reikia atleidimo pačiam savo. Visom akimirkom, kai reikėjo pasielgti teisingai. Tegul būna ramiai tas skausmas, ant jo gula visa meilė, visa žmonijos meilė. Tegul skausmas dabar pasklinda kaip lietus ant žemės. Iš tų vietų kūne, kuriuose jį jaučia tą skausmą. Ar tai būtų širdis, ar tai būtų dvasia, ar tai būtų protas, ar tai būtų vaikas vidinis. Viskas virsta į lietų, į debesis. Ir žemė pasiima viską, pasiima visą tą skausmą. Jis ją pagirdo. Susijungiam su žeme. Skausmas ją pasūdo. Skausmas ją patrešia. Ir jo nelieka viduj. Sutelkiam dėmesį dabar į smegenis. Pajaučiam, kur yra džiugesys, kiek jis jau nutolo nuo mūsų. Ir kiek be nutoltų, dvigubai tiek ramybės daugėja viduj. Dabar visas žmonijos geras palinkėjimas
virsta į šviečiantį delną, milžinišką šviečiantį delną. Kuris paliečia pirštu jūsų viršugalvį. Baltas delnas, balta ranka, kurią sekame mintim ir jis susijungia su balta šviesa, kuri supa visą žemę iš visų pusių. Visą žemę supa ta balta šviesa ir ji nusidriekia į begalybę. Pirštas liečia švelniai pakaušį. Ir iš jos sklindanti galia, ta begalybės galia, užpildo visas ląsteles smegenų, stuburo, gerklės, širdies, priteka į širdį, paliečia skrandį, vidaus visus organus. Kojas, rankas pripildo. Viskas, kas buvo nemeilėje, tampa meilė. Gyja kiekvieną ląstelę. Viskas, kas nesat jūs, atsiskleidžia dabar ir pasišalina. Visos baimės, visi trukdžiai. Širdis prisipildo tos meilės, tos šviesos. To žinojimo, kad tai tikra. Tai kieno ranka laimina tave. Laimina per visą žmoniją, per kiekvieną brolį ir sesę mylintį. Nes be to nieko daugiau nėra. Visa kita tik iliuzija. Be meilės nieko daugiau nėra. Viskas išnyks, bet meilė liks. Ir meilės dabar pilnas kūnas, visas kūnas, kiekviena ląstelė, kiekvienas atomas. Džiūgauja meilėje, jaučia meilę, jaučia tą begalinę jėgą, be galo galingą jėgą, kuri apvalo, kuri atleidžia, kuri visą laiką rūpinasi. Kuri pasiima lauk visą melą, kurį mes savo meluojame, parodo didžiausias klaidas mūsų. Ir jas iš karto paverčia dūmais. Jie išsisklaido, lieka tik atleidimas,
parodo didžiausius mūsų užstrigimus. Kad galėtumėmės pasitaisyti. Parodo, kur patys savo spąstus padarėme. Ir duoda išeitį į kiekvieną ląstelę, į kiekvieną mintį, į kiekvieną dvasios kubinį centimetrą. Įleidžia išeitį. Kaip išeiti iš tų spąstų, iš tų klaidų. Galybių ranka ir pirštas liečiantis pakaušį. Duoda apsaugą kiekvienai ląstelei, kiekvienai akimirkai, sapne, miege, kiekvienai akimirkai pudraujant. Kūnas visiškai atsipalaidavęs, įsileidžia, nesipriešina, įsileidžia tą apsaugą. Apsaugą iš šviesos, kuri gaubia visą žemę ir visą erdvę, visą įmanomą erdvę, kokia tik yra. Duoda apsaugą, nes mes visi esam paliesti Dievo. Paliesti meilės. Visi spąstai sulūžta. Visa neapykanta išnyksta, kelias pasidaro tiesus, išsitiesina, viskas, kas viduj buvo kreiva, pasidaro tiesu. Lieka tik gėris ir žinojimas. Po truputį atsimerkiam, labai lėtai. Įkvepiam ir iškvepiam. Pajaučiam visą kūną, erdvę aplinkui. Užuodžiam kvapus. Girdim visus garsus, kokie yra aplinkui. Jaučiam, kaip ramybė įsikibo į kiekvieną ląstelę, kiekvieną ateinančią mintį. Ramybė pasidarė tarsi filtras. Pabūkime ramybėj. Atsipalaidavime, visiškam atsipalaidavime ir visiškai ramybėj. Jauskim tą palaiminimą.
Jauskim širdies plakimą. Tegul viskas atsipalaiduoja. Tegul visos grandinės nukrenta. Tegul sutrūpa, tegul dulkiam virsta. Tegul sugrįžta taika į širdį ir ten pasilieka.